Gerai, pasiruošę? Taip. Kūrybotyra. Sveiki, Kūrybotyros klausytojai. Ir šiandien tradiciškai susitinkame naujame Kūrybotyros tinklalapės epizode. Ir šiandien prie mikrofonų tradiciškai antras sykį, čia jau stiliaus klaida, susitinka tie patys žmonės, Milda Gaulienė Ir Augustinas Balaišis. O prie pulto yra Jonas Matusevičius. Taip pat tradiciškai. Taip pat. Visiškai tokia jau tradicinė, mūsų tradiciškiausia Tinklalaidė ir apie kūrybiškumą. Taip. Jau nieko nebenustebinsi su tuo, bet aš tikiuosi, kad tave šiandien, Milda, aš nustebinsiu. Tai aš tai jau net neabejoju. Nes galvoju, kokią čia temą parinkti ir mes, kaip ir klausytojai, gal jau žinot, kiekvienas vieną kartą aš ruošiuosi, kitą kartą Milda ruošiasi, kartais pasikviečiame kažką į svečius. Tai šiandien nusprendžiau pasirinkti tokią temą ir labai bijojau, nežinau kaip tu ruošiesi, ir tu bijai ir nebijai, kad nepasidubliuotų, nepasikartotų tema, kad pavagiai mano temą. Pradžiai buvo tokio, bet paskui, kai pradėjom kalbėtis, aš matau, kad visai nėra čia ko bijoti. Ir manau, kad viskas gerai. Kad irgi tam tikrą prasme gal nėra ko bijoti, nes tos temos mūsų yra tikrai pakankamai tokios skirtingos ir nurautos, kad gal, labai norėčiau iš tikrųjų gal kada surasti tokią temą, kada suprasiu, kad tu pavagiai arba aš iš tavęs pavagiau temą. Tai šios dienos tema skamba taip: kultūra ir genijus. Kaip kultūra perkuria genijaus sampratą arba mes kultūrą. Kaip supranti, apie ką čia mes kalbėsim šiandien? Man iš karto tokia mintis, kad kaip mes suprantam apskritai, kas yra genijus ir kiek turi įtakos aplinka ir ta pati kultūra ir kaip mum ištransliuoja tą genijaus portretą, ne? Nu, puikiai uždavė savo klausimą, dabar ir atsakyk. Ups. Tai labai tikrai priklauso nuo kultūrinio viso aplinkos, to tokio sudedamųjų dalių, kas yra tas genijus. Nes vienais laikmečiais mes genijus turim tai tuos, kurie tikrai daug triūso įdėjo ir genijais netapo, kai buvo gyvi. Ir kartais mes turim tuos minutinius genijus, kurie tiesiog dabar ima kažkokį tai kontroversiškai paskleidžia žinutę arba meno kūrinį, kaip ir turim pavyzdį su to priklijuotų bananų. Taip. Kas tai? Genialumas? Ar tai yra tiesiog komunikacinė tokia visa akcija? Kas tai yra menas? Kas tai yra? Tai tokį turim daug klausimų, kurie iškyla. Ir man atrodo, kad viena vertus tas genialumas yra toks susitarimas. Ką mes laikome genialumu? Vienais laikmečiais mes laikėme genialiais vienus dalykus, dabar laikome genialumu kitus dalykus. Tai nuo tokio bendro visuomenės susitarimo lyg ateina. Tai labai teisingas tavo klausimas, ir gal tik tais dar jį patikslinčiau kažkiek, kad nereikėtų toksai plačiai atsakinėti. Bet iš esmės, ar toksai dalykas kaip genijus, ar jisai egzistuoja, ar tai yra daugiau, kaip tu supranti, toksai kultūrinis mitas? Manau, kultūrinis mitas. Nes kaip mes pamatuosim tą lygį, kiek tu esi šiandien genialus, kiek aš šiandien geniali, tai mes turim su kažkuo lyg tai lygintis. Taip. Tai turim tą tokį atsvaros pamatavimo tašką turėti. Ir tikrai yra ta skalė, kuri apibrėžia ir kuri leidžia joje varijuoti. Ir kaip ir paminėjau, kai kurie genijai tampa tik po mirties, tai kas pasikeitė? Tai reikėjo numirti, kad tamptum genijum ir jau skaliai pakilai kažkur aukščiau. Nu, čia toks liūdnesnis dalykas, kada ten koks nors genialus muzikos instrumentų kūrėjas, lygtais Adolfas Saksas, ar ne, tai sukūrė saksofoną, jeigu teisingai dabar pavardę bijau, ar teisingai ištariau ar ne, bet irgi dėja mirė visiškame skurde. Ir tas kažkiek tais irgi liūdina, kad tokie dalykai nutinka. Kodėl negalime kažkokios genialios idėjos arba pasiūlyti žmonijai arba artimajam ratui ir gauti tą pripažinimą. Ir netgi prie to tokio gal kultūrinio mito ir panašiai yra žmonių, kurie iš tiesų siekia to pripažinimo, bet dėl to vadinamo matomumo, narciziškumo tam tikro, kurie galbūt ir nenori kažko tais išspręsti, tarkime, žmonijos kažkokios tai problemos, bet nori būti pripažinti.
Man visada dar laikmečio yra tematika šitame genialume ir supratime kokio nors kūrėjo. Kartais tiesiog būna dar neatėjęs didžioji visuomenės daliai laikas suprasti vieną ar kitą mintį arba kūrinį. Ir mes tuo metu, kai kūrėjas gyvas, čia truputį paaiškinsiu, kad aiškiau, kai kūrėjas gyvas, didžioji visuomenės dalis jo truputėlį neįvertina, nes jiem dar neatėjęs tas suvokimas, supratimas, ką nori kūrėjas perteikti. Nedašuto, taip jau paprastai buitiškai kalbant, taip. O vėliau neva tai staiga ištinka nušvitimas, nes jau visuomenės didžioji dalis priejus truputėlį tam tikrą barandą arba susilygioja kažkokie, tai nežinau, minties ir supratimo dažniai ir tuomet jau kažkaip pradeda, tai kur mes anksčiau buvom, žiūrėk, nematėm šito ar ano. Bet tada čia sociumo problema visuomenės, kaip suprasti, kad dabar buvo žmogus talentingas, jisai kūrė ir mes juo nesidžiugime, jo nepripažinome. Reikia laukti, kol numirs ir tada tik tais. Yra ir sociumo, manau, problemos tame. Taip. Kaip čia savam krašte pranašų nebūsi, tai būna savam krašte kažkoks pranašas, kuris negirdimas, nematomas, ta visuomenė nusisuka nuo jo, neišgirsta ir vėliau pati turbūt gailisi tam tikrų dalykų ir sprendimų. Bet žiūrint ir į pirmykštės, sakykime, bendruomenės, kur yra kokie nors šamanai, būrėjos, užkalbėtojos ir taip toliau, tie žmonės tam tikrą prasme tose bendruomenėse irgi yra genijai. Arba tau pasakytų, kad ne taip tavo retrogreitė mėnulis planetą susidėlioja tuo konkrečiu metu. Horoskopą paskaičius, kas horoskopą rašo, ar amatininkas, ar genijus, kaip tau atrodo? Dabar tai jau bijočiau pasakyti, nes dabar jau tiek tų amatininkų atsiradę, kad tikrai labai daug jau sunku atskirti, kurie yra tikrieji, o kurie yra tie pseudo. Tai va šiandien ir noriu pakalbėti apie tą genialumą ir galbūt tai padės tam tikriem žmonėm nuristi tą akmenį nuo savo arba tokios, sakykime, tvoros, barjero, nuo baimių, jas išlaisvinti ir paleisti, kad kaip tapti genijumi, arba genialiu, arba kuriančiu, kitaip dar paprašiau, tarkime, žmogumi, kada iš viso, ką reiškia būti originaliu, šiandieninėme pasaulyme, kuriame jau atrodytų viskas buvo sukurta, viskas pasakyta. Autentiškumą savo turėt? Aš nežinau, kaip tau atrodo. Tai aš galvoju, irgi dėliojant visas tas, kiek mūsų aplinkui supa informacijos, kiek ateina srauto, kiek jau tų idėjų išnaudotų, panaudotų, pernaudotų, bet už kiekvienos genialios idėjos yra žmogus su savo patirtim, su savo emocijom, su savo lauku, kažkokiu aplinkos, kuri turi jam įtakos ir vienu ar kitu momentu ima ir iššauna jo idėja arba jo pasiūlytas sprendimas ir jisai pripažįstamas genialiu, nors galbūt daugelis tai jau darė, bet tiesiog jie liko neišgirsti. Ir aš tą galėjau padaryti, bet nepadariau. Taip. Ir aš jau buvau tą sugalvojęs ir su draugais ten mes kalbėjom prie kavos ir panašiai, bet štai atėjo X, kūrėjas ir pasakė ir padarė. Ir užpatentavo. Taip. Arba pasakė garsiai tai. Ir galvoju, blemba, ir ašgi galėjau tą dalyką pasakyti ir padaryti. Bet dar kartą grįžkime prie to genijaus tokio apibrėžimo. Ir aš kiek esu kalbėjęs ir su savo studentais, kada kalbuosi, tas genialumas ir ta genijaus apibrėžimas arba apibrėžtis, jeigu tai galėčiau išsireikšti, neretai atbaido nuo to, kad žmonės savęs visų pirma galvodami apie kūrybiškumą ir kad norėdami būti kūrybiški, jie netgi savo kelia tam tikrą iššūkį, kad aš visų pirma norėdamas kurti, turiu turėti kažkiek tais to genialumo arba būti genialus kažkuria tam tikra prasme, o kadangi aš tokiu nesijaučiu ir tikėtina, kad toksai nesu, tai dėl to aš imsiu ir nieko nedarysiu ir aš nieko nekursiu, nes aš neturiu tam duomenų, neturiu tos genijiškumo esencijos, kažkokių užuomazgų. Bet ji nėra kažkur dalinama, pilstoma, parduodama. Tai aš sutinku su tam, bet dar kartą grįžkim prie to, kad žmonės ir save gal kažkas ir atpažinsite, ar ne? Aš čia man trūksta, truputėlį to nemoku, to nežinau, čia tos įrangos neturiu, tai gal aš geriau ir nedarysiu.
Nes aš nesijaučiu, kad aš galėčiau būti, savęs net nematau tokioj situacijoje, kad galėčiau būti pripažintas kitų, kad kitas prieitų, man patapšnotų per petį ir sakytų, gerai čia pavarei, wow, kaip čia super. Net negaliu tokios įsivaizduoti situacijos, taip kad gal net ir nedarysiu, nes aš neturiu tam reikiamų duomenų. Tikrai yra šitis spastai ir mes ir savo jos užsidedam tokius iš vidaus ir plus dar aplinka mum uždeda, nes mum ir mokykloje pasako, gal tu ne taip padarei ir kas nors sukritikavo ir tada taip kažkaip skaudžiai priimta buvo ta informacija ir vis dar vienu žingsniu gal nuo to genialumo. Dar netgi tokius turiu pasirašęs irgi čia kaip šitai temai ruošiausi, labai domėjausi, ką rašo apie tą genialumą arba apie kūrybiškumą iš esmės. Mums žinomi tokie pasaulio vardai. Pavyzdžiui, Aristotelis, ar ne, turi tokią sampratą, irgi parašęs, kad kūrybiškumą lemia melancholija. Ar ne? Dabar nesvarstykim šitos minties. Tiesiog. Toksai. Toliau Kantas, pavyzdžiui, yra pareiškęs, kad genijus tai yra įgimtas gamtos įsakymas menui. Čia dar turiu, man net nebeapsiverčia liežuvį skaityti, galima dar čia paskaityti tokių ir tada tu paskaitai ir tu matai, kad tau net iki to paprasčiausio, yra labai toli. Ir jeigu jau didieji protai šitaip sako, kad norinti užsimti ir tapti kažkuo, turi būti bent štai tuo. Tai kam tada man reikia to užsimti? Ašgi, nepavarysiu, nepadarysiu. Paprastas amatininkas. Taip, taigi aš čia nieko nepasieksiu ir man nesigaus. Tai aš norėčiau kelti klausimą, ar tikrai norint būti kūrybiškais, reikia imti ir skaityti tas įkvepiančias knygas, skaityti tuos motyvuojančius posakius, ir ieškoti ten tokio to variklio, nežinau, to sprogstamojo užtaiso, to benzino, dizelino ar kažkokios tai raketų kūro kažkokio tai, ar ne, kad tu tada galėtum pradėti kurti. Ar tikrai tai nepakiš kojos, ar mes dėl to netitolinsime savęs nuo to tikslo? Nes čia kaip ir su to, man atrodo, šitas tavo ir paklausimas, to pačiu yra atsakymas su prieš tai pasakytų teiginiu, kad ir tų žymių žmonių įvardinimai ir apibrėžimai, kas tas genialumas, kaip tik mus atitolina nuo to. Ir kai kurios motyvacinės frazės atrodo lyg tai ne apie mus, nes mes tai čia lyg tai nesugebam tokių dalykų. Bet kita vertus, čia labai priklauso nuo žmogaus. Vienus labai įkvepia ir padeda, juk yra įvairios ir dienos frazės, ir posakiai, ir mintis, ir net įkvėpimai, kuriuos mums transliuoja, ne va tai, kad įkvėptų iš išorės. Tai vieniem tai padeda, kitiem turbūt ne visai, kitiem kaip tik suveikia priešingai. Bet man, bekalbant ir beklausant šitos temos, tiesiog paprastai, kaip tu tą genijų apibūdintum pats? Tai man ir atrodo, kad žvelgiant į praeitį ir į daugelį tų mūsų, pavadinkime, tų šviesių protų, buvo tikėtina, kad noras apibrėžti, kas tas yra genijus, aprašyti ir sukurti kažkokį tai tą naratyvą, tą pasakojimą apie kažkokį tai itin retą arba kažkokį tai įkvepiantį protą ir jį pabandyti, nusakyti, koks jisai yra. Ar ne? Nes mes kažkaip kaip žmonės, kaip rūšis, mes norim viską sudėlioti į tam tikras stalčiukus, kartoteką padaryti, kad čia ateini prie šitos lentinėlės ir kaip knygyne ar bibliotekoje, čia yra ten kokia nors biografinės knygos, čia yra kokie nors žurnalai, čia periodinė spauda ir dar kažkas. Ir kas yra genijus ir tada tu turi tą tokį apibrėžimą. Ir tada kas tas genijus ir tada, kada tu gali būti genialus, tiesiog, nori pasidaryti namuose remontą, susiplanuoji, susibraižai plokštės, kokias ten turi būti rankinėlės, prasigrėžiai skylės, prisisuki varžtus, įsileidi tą kriauklę, užsilikonuoji. Ar tu negali būti genijus darydamas tai? Ar tau reikia būti ten, kaip Aristotelis sakė, kad kažkokius tokius dalykus ir atliepti. Ar tikrai to reikia? Tai mes gal čia kalbam apie tai, ar tavo genialumą nusako išorės kažkoks patvirtinimas? Ar nusako kiti? Taip, ar nusako kiti, ar tu pats savo gali tą įvardinti, kad tu, kaip sakai, susiremontavai ir jautiesi savo virtuvės remonto genijum. Taip, bet tada atsiranda vidinis balsas, kuris sako, bet ne, tu čia narcizas esi, nes tu dabar nori, kad tave kiti pagirtų. Taip, tugi čia... Nežinau, ar tu esi, pavyzdžiui, kurdama savo kortų žaidimą apie kūrybiškumą ir esi sulaukęs kažkokių tais replikų, kad tai darai ne dėl savęs, o dėl kažkokio kito tikslo, kurio tu net nebuvai išsikėlusi.
Taip, buvo man tikrai, sako, tai tu čia vos ne dabar, kur be eisi, ten ir kiši tas savo kortas. Jau viską čia žinom, jau dabar čia Milda, tai kai taip pradės, o paskui jau išsitrauks ir lieps kortas pirkt. Bet tikrai taip nėra, tiesiog man kartais buvo net tokia nuostaba ir teko pergalvoti, gal rimtai čia aš gal per daug kažkur jas kišu, tai paskui net toks lyg susipaprastinimo ateina jausmas, bet kai darai, tai lyg tai visai neturi tokio lūkesčio ir taip negalvoji. Kūrybotyra. Prenumeruok, spausk patinka ir dalinkis su draugais. Na, dar irgi įdomus dalykas, kalbant apie būtent iš mokslinės perspektyvos, tai, irgi kalbama apie tai, kad žmogus kūrybiškiausias ir daug vakarų pasaulyje, čia turėčiau pabrėžti, yra kažkur iki 11 metų. Tai čia tas truputėlį liūdina. Bet iš kitos pusės, atsimenu, vieną rytą man irgi atsiuntė nuorodą į mokslinį straipsnį, kuris man iš tikrųjų padarė tokią labai linksmą ir tokią motyvuotą dieną, nes jeigu mes galime skirti daugiau laiko, daugiau dėmesio sritim, jeigu turime tikslus gyvenime ir jų siekime pasiekti ir nesvarbu kiek tau metų, kartais netgi ir Gary Vaynerchuk arba Gary Vee, jeigu žinot, irgi toksai yra Amerikos baltarusių kilmės, irgi toksai žmogus, influenceris, didžiulis motyvuotojas, jisai netgi irgi sako, ateina labai stipriai motyvuoja žmonės ir sako, net ir nevėlu pradėti ir 40 ir 50. Netgi mano mėgstamas Philip Glass, muzikos kompozitorius, jis iš vis dar 40 plus metų važinėjo po New Yorką, vairavo taksi ir kada jam pavyko išleisti patį pirmąjį savo muzikos albumą, buvo labai, atrodytų labai vėlyvas laikas. O šiandieninėme pasaulyje, kada mes turime labai daug socialinėse medijose tos laimės ir žmonių, kurie daro dalykus ir jiems sekasi ir jie gaunasi, į tie dalykai įgyvendinti, pasiekti, sukurti ir matai jauną žmogų, kuris ten važiuoja, pavyzdžiui, sportiniu automobiliu, ilsisi kur nors ten Maldyvose ir taip toliau ir galvoju, o aš tai čia šiemet važiuosiu į Palangą. Ir tada galvoju, tai čia genialus žmogus užkalė babkių. Taip. O aš šičia sėdžiu ofise ir gausiu dabar tenai tą savo varganą atlyginimą, susimokėsiu mokesčius, paskolą, ten dar kažką reik batus nusipirkti ir taip toliau, o tada atsidarai socialinės medijas ir matai, ten koks nors, nežinau, vyriškis turi spintą su lentinomis apšviestais batais, galvoju, čia tai genialus žmogus, kaip jisai uždirbo. Ir tada vėl toksai insta ir liūdesys gaunasi iš tos pusės. Tai kaip tavo reakcija į tą genialumą, kada tu bandai, kaip ir sakai, lyginti save su kitais ir ką atrandi tą darydama? Palyginimas tai tikrai yra visą laiką ir mes turbūt negalim kitaip nesilyginti, tiesiog truputėlį pasimatuojam, stebėdami aplinką ir žiūrėdami, bet man visada toksai įtarumo filtras yra, kaip kalbėjo apie tos apšviestabačius ir daug turinčius ir važiuojančius, nes kartais jie viską paaukoja ir viską suinvestuoja dėl to vieno kadro ir mes nežinom, kaip iš tikrųjų realybė kokia yra už viso to. Gal mes ten kartais net smagiau leidžiam laisvalaikį Kalniečių parke, negu jie tose Maldyvose. Tai čia tokie nesulyginami dalykai, man atrodo. Ir daug tame yra to blizgesio išorinio ir truputėlį nukrapščius tą blizgutį, truputėlį pakrapščius giliau, mes pamatom, kad nebūtinai ten yra tas genialumas slypi. Bet man labai patiko ta mintis, kad mes tą genialumą labai keliam ant piedestalo ir neva tai išaukštinam ir galvojam, kad labai tai yra toli ir mums niekaip nepasiekiama. Ir mes truputėlį turėtume nuleisti tą genialumo savoką ir pasidaryti, mes galim akimirkos genijais būti, dienos genijais, savaitės genijais, savo šeimoje, savo darbe galim būti tapk šios dienos genijum per susirinkimą. Pasakyk, ką nors, kas privers kitus pakeisti nuomonę, susimastyti arba rasti naujų idėjų. Tai mes tą genialumą turėtume truputėlį labiau nuo to piedestalo įsidėti gal į kišenę ir nešiotis kasdieną ir prisiminti, kad mes galim tais genijais būti kasdien. Taip, pritarčiau, reikėtų nesureikšminti to genijaus apibrėžties ir gal iš vis net nesiaiškinti, kas tai yra. Tiesiog galbūt genialumas gali būti tame gero sprendimo atradime. Ar ne, kad aš tai galiu padaryti pats, kad man gavosi, kad man pasisekė, kad man sekasi. Čia ir tas posakis genialumas paprastume? Taip, galbūt čia ir galėtų būti mūsų šios laidos raktas.
Nes vienas iš tokių mokslinių mitų, kuris vis dar yra gajus, yra tai, kad visuomenė dėja vis dar tiki arba kitaip sakant, linkusi tikėti, jog kūryba yra įgimta, kūrybiškumas yra įgimtas ir iš esmės, ką duomenys ir daugelis tyrimų rodo, kad kūrybingumą lemia ne DNR, ne tavo genai, bet mokymasis, socialiniai ryšiai, reiškia gebėjimas užmegzti ryšius su kuo daugiau žmonių, kurie galbūt prisidėtų prie tavo projekto, prie tavo idėjos arba tave nukreiptų tinkamą linkme ir galų gale sąmoningą praktiką. Tai reiškia, ką mes ir norim jums kiekvieną kartą ir tikimės, kad pakeičiam jūsų nuomonę tą linkme, kad nereikia galvoti, kad jeigu negimiai, tai ir niekada to nepasieksi. Kasdienės smulkios praktikos, metodikos, kuriomis mes irgi dalinamės tinklalaidės laidoje arba savo veiklose, tai leidžia jums to patikėti ir patiem. Vakar labai buvau nustebęs, nes mano mama atnešė ir tiesiog parodė inkilą. Ir aš taip žiūriu ir jisai man toksai, ir aš po to pats savim pasibjaurėjau, nes pamačiau tą inkilą ir galvoju, tu pirkai inkilą? Ir aš sakau, tu čia jį pirkai? Nes tu matai, kad tas inkilas toksai, kaip iš parduotuvės yra toks ten, ir ten tvorelė padaryta, ir stogelis, ir viskas. Ir galvoju, ne, o aš tada atsimenu, kad prieš kokį mėnesį išardžiau Europaletę ir iš tokių atliekų sukaliau tokį inkilą, kuris ten kreivas, šleivas ir man jisai daug gražesnis negu tas parduotuvinis inkilas. Ir jinai sako, ne, aš čia gavau dovanų ir čia žmogaus rankų darbas. Ir aš tai galvoju, wow, koksai yra genialus būtent tas žmogus, kuris kūrė, kuris geba padaryti tą inkilą, kuris atrodo kaip parduotuvinės išvaizdos, kur padarytas švelniom roboto rankom. Taip. Tai čia apie tą dar nesprendimą iš anksto, ne? Bet įsijungia toks truputėlį teisėjo, teisuoliškumas. Taip, iš karto aš toksai, čia nesąmonė, tu pirkai, kam tu pirkai, tai mes padarykim patys tą inkilą, kam to čia pasirodo gavo dovanų, kur irgi yra vienetinis inkilas, bet yra jau kaip meno kūrinys, yra tikrai genialiai padarytas. Dabar kitas dalykas, dar kurį norėčiau irgi aptarti apie mūsų tą kultūros ir genijaus temoje, tai, pabandykime įsivaizduoti, kad kultūra yra tokia kaip komposto dėžė. Žinai, kas yra kompostas? Taip. Ten viską ir meti, ir kokią, ir kavos tirščius, ir cukinė kokią nesuvalgyta. Taip, ir žolė nupjauta, viską, kas lieka. Ne? Ir mes į tą komposto dėžę, mes sakykim, kad metam įvairiausius kažkokius tai mitus, ar ne, kažkokias legendas, padavimus, kažkokius tai memus, melodijas, įvairiausius kažkokius tai kultūrinius kodus, kažkokios aprangos motyvus, ką tik norit. Ir visa tai, tarp tų visų dalykų atsiranda kažkokios tai mūsų patirtis, ar ne, ką mes patyrėme, kažkokias tai emocijas, asociacijas. Ir vieniem gali būti vienokios emocijos bei asociacijos su tais visais, ta tokia mišrainė, ar ne, tame komposte, kur malamės patys. Kitiem gali būti labai geros ir gali būti labai derlingos. Dabar, jeigu mes sakykime, kad kiekvienas žmogus prieėjęs ir turi galimybę, aišku, čia gal kompostas gal labai gera idėja. Gera, aš jau matau visą savo įstąją. Įsivaizduokim, kad kiekvienas iš mūsų, ar nekūrintis žmogus, kūrėjas, gali ateiti ir įkišti rankas į tą komposto dėžę, aš tokią metaforą galvoju, ne? Ir iš tos pačios jau purios žemės, jau tos derlingos, jau, ar ne, paruoštos jau, kaip sakant, kažkam tais jau, pasodinti ir panašiai, mes galime sulipdyti kažkokią tai naują formą, kažką tokio naujo, ar ne, tai nusprendžiam, ką mes formuosim, ar kažkokią plytą sukursim, ar kažkokią, žiedą kažkokį padarysim, ar ne, nulipdysim ten gal kaip iš molio, gal trečias atėjęs kažkokių iš tų visų dalykų kažkokią paims, sukurs kažkokį, ten puodelį, ar ne, ir taip toliau, ir kažkokią naują skulptūrą. Tai klausimas, ar būtent ta kultūra ir gebėjimas mūsų visų, iš tų visų mitų, iš tos visos mišrainės, iš tos komposto dėžės, pasiimti tam tikrus atsitiktinius dalykus ir sukurti vieningą kažkokią tai kūrinį, darbą, projektą, ar tai yra prieinama visiems, ar tai geba visi padaryti. Prieinama tai tikrai, o dėl gebėjimo gal labiau apie norą ir bent bandymą. Taip. Nes tu gali prieiti prie tos komposto dėžės, pasižiūrėti, dėžė kaip dėžė,
Bet jeigu neįkiši truputėlį tų rankų ir nesusipurvinsi į tą komposto dėžę, tai tu liksi tai to išorinių, stebėtojų. Taip. Bet jeigu tu nors kiek įkiši nagus ir susipurvinsi ir gal bus nepatogu, gal bus šalta, gal bus ten ir sliekas tas nemaloniai praslys tarp pirštų, bet tai taps patirtim, iš kurios tu jau galvosi, vat, kaip ir sakai, ar tą plytą padaryti, ar išauginti naują sodinuką. Ir dar čia komposto tema, sodininkai patars, kad labai sveika kompostą permaišyti. Tai ne tuos sluoksnius, kurie ir sukritę yra ir kultūriškai, arba istoriškai, arba laikmečio prasme, bet labai sveika permaišyti, tada įgauna degonės tą žemę ir dar atsinaujina procesai ir truputėlį ją dar labiau užsikuria. Tai galit, jeigu nenorit purvintis rankų, galit tiesiog būti tie tokie, kur išmaišo tuos visus sluoksnius ir pateikėt informaciją kitiem, kurie gal eis ir purvinsis rankas ir darys. Tai, man atrodo, keli galimi variantai čia. Tai aš tau netgi norėčiau pratęsti tavo mintį ir pasakyti, kad kartais, vietoj to, kad mes užuot medžioja tą, pavadinkime, genijus kibirkštį, kad galėtume galbūt susikurti kažkokią tai sistemą, savo kažkokią tai algoritmą, kuri galbūt leistų lengvai pakeisti kažkokią tai, mūsų visuomenėje esančią, egzistuojančią kolektyvinę atmintį, kažkokį esantį kolektyvinį įsitikinimą, ar ne, tą tokį visiems viešai prieinamą, kažkokią tokį domeną, kažkokią tai mintį ir ją pakeisti, kaip pavyzdys. Kitas būdas, pavyzdžiui, galėtumėm, yra toks labai puikus žodis, tarpdisciplinis arba daugiadisciplininis, ar ne, tai tokio, pašokinėti ir pažiūrėti tarp tų kultūrų ir pabandyti sugretinti kažkokios tai dvi nesulyginamas mūsų kultūros sritis, šakas, kažkokius epizodus arba fragmentus ir pažiūrėti, kas iš viso šito gimtų. Ir čia net nebūtina imti ir rimtai užsimti, bet tiesiog kaip gamifikacijos žaidimo principų. Ir galų gale dar irgi tokia trečią mintį pamąsčiau, kad galėtumėm pabandyti pamatuoti ir pabalansuoti kažkokio tai tokio naujumo prizmę pagalvoti. Jeigu aš paimčiau iš mūsų tos komposto dėžės, kažkokį štai šitą dalyką ir štai šitą ir jį sumaišyčiau, kas iš to gautųsi ir ar tai gautųsi nauja nematyta arba naujai genialiai tinkama šiame momente, šiuo momentu ir tai būtų priimta mūsų visuomenės. Taip. Skamba gerai. Man labai patiko ta metafora su kompostu. Tai padeda tokia geriau vizualizuoti. Ir aš tikiuosi labai, kad mes ir esam tie, kurie keičiam vieną iš tų ydingų, klaidingų įsitikinimų, kad nesa žmonės kūrybiški ir negali jais tapti. Tai manau, kad po truputėlį prieisim prie to, kad pagaliau visi patikės, kad tikrai jie yra kūrybiški ir ar eis purvintis rankas į kompostą, ar stebės, kaip kiti tai daro, bet kažkurio būdu prisidės prie to pokyčio. Na kągi, gal dar kažką norėtum pasakyti, ar jau judam prie kūrybinių metodikų? Man tiesiog į pabaigą gal norėtųsi palinkėti, kad nesuaukštinkim ir nesudievinkim kai kurių apibrėžimų arba net dalykų, o pažiūrėkim juos paprasčiau ir pradėkim tai taikyti kasdienybėj ir nauji net dalykai atsiveria prieš jūsų akis ir viską truputėlį paprasčiau galima pasidaryti ir pasižiūrėti. Ir taip, judam prie metodikų. Mano metodika šį kartą tokia ganėtinai paprasta, leidžia jum pasijusti kūrėjais muzikos srityje, neturint jokių specialių pasiruošimų ir resursų. Tai nepulkit pirkti gitaros, nepulkit pirkti būgnų, cimbolų ar ten ko tik sugalvojat. Apsidairot aplinkui, susirandat šaukštus, puodus, kibirus apverstus, atsisukat vandens čiaupą ir tampat muzikos prodiuseriais ir kūrėjais tokiu paprastu buitiniu būdu. Yra, jeigu norite įkvėpimo, puikiai YouTube įsivedus tikrai net ir žinomų, net ir išgarsėjusių visai atlikėjų, kurie su apverstais šiukšlių kibirais puikiausius pasirodymus sukūrė ir puikiausias muzikas ritmus išgavę, tai galit pradžiai įsikvėpti, o paskui išbandyti savo namuose. Čia man priminė, yra tokia Stomp Out Loud. Taip. Grupė perkusininkų, kurie iš pačių keiščiausių objektų, dalykų padaro tikrai užvedančius ritmus ir įtraukia auditorijas. Na, aš šiandien vietoj kūrybinės metodikos norėčiau mūsų klausytojus pakviesti pasižiūrėti Kirby Ferguson dokumentinį filmą apie kūrybiškumą, kuris vadinasi Everything is a Remix. Viskas yra remixas.
Yra dvi versijos šiuo metu, tai 2015 metų, berods 37 minučių trukmės dokumentinis filmas ir 23 metų Everything is a Remix filmas, kuris yra jau valandos ir šiek tiek atnaujintas ir papildytas. Bet vis tiek rekomenduočiau žmonėms pasižiūrėti, pradėti nuo pačio pirmo 2015 metų versijos filmo ir skirti laiko. Visa paslaptis yra, sakyčiau, tą filmą pažiūrėti be atsitraukimo, reiškia be kažkokių tais distrakcijų, atsisėdus ir vienu įpusiu žiūrėti ir bežiūrint pabandyti pasikonspektuoti, kokios mintis jums kyla be žiūrint šį filmą. Tai Kirby Ferguson, sakyčiau, yra viena iš tų asmenybių, kuri man padarė didelę įtaką, ta prasme, kad leido daugiau patikėti savimi, kurti, tikėti savo jėgomis ir nesureikšminti, neužkelti, kaip tu, Milda, sakei, ant piedestalo to genijaus apibrėžimo. Ne, kad tik tais genialūs žmonės gali kurti. Taip, kad kartais tikrai, netgi aš ir pats save pagaunu, kad skaitydamas kažkokią tai, motyvacinį straipsnį, knygą ar posakį, kartais įsijungiu savo vidinį kritiką ir galvoju, ar ta mintis paskaityta, ar manęs nebandys atmušti nuo veiksmų, kurių aš noriu imtis. Ne, gal tai tampa tokiu kaip tik pasiteisinimu, kad užsikabiniu. Čia viskas gerai, čia viskas nesiek savo tikslų, čia ne kiekvienam, čia ne tau ir taip toliau, čia tik tais ten, jie ten gali kurti, o tu tai gal ne ir panašiai. Tai pažiūrėkit ir dar viena tokia mini detalė, ganėtinai keista, bet pažiūrėjęs šios dokumentinius filmus, aš nustojau žavėtis žvaigždžių karais. O ne, filmas. Kaip čia net ir net iki tokio lygio, kad netgi, kad net ir kai būna ten ta tokia visiškai obsesija visuotinė, ir visi sako, pažiūrėkim, čia nauji, aš kažkaip supratau, kad aš to nenoriu daryti. Nesakysiu kodėl, bet pažiūrėkit, gal ir jūs panašiai pasijausite. Taigi, noriu dar kartą visus padrasinti, surasti savo vidinį genijų, surasti apibrėžimą, kas genijus galėtų būti jums patiems, arba kas yra genialu jums patiems, ir tai tikrai neturi būti kažkas tokio nepasiekiamo, dieviško ir utopiško. Taip. Tai su ta linksma gaida atsisveikinam iki kitų kartų su tuo įkvėpimu, ir jūs klausėtės Augustino Balaišio, Mildos Gaulinės, ir už pulto buvo Jonas Matusevičius. Ačiū visiems ir gero laiko. Iki. Iki. Kūrybotyra.